kaip sakant, žemės ūkio. Įdomu yra tas, kad ekologiškai auginant atsiver daug galimybių išradingumo. Gerai, veizam, ar iškepti. O. Nu va, ir sukūrėm logotipą, dabar sudėsiu visus įrašus. Būtų malonu, jeigu ir susigundytumėt paragauti mūsų tų šviežių ekologiškų bolių. Paskutinius 13 metų dirbau vonių restauravimu ir kapitalinių vonios kambarį remontu. Nusibodo, atvirai pasakysiu, 13 metų tas į daug. Norės kažko naujo. Tad nusprendžiau išbandyti jėgas, kaip sakant, žemės ūkį. Nėra tas lengva, kaip sakant. Bet įdomi. Jau įdomi yra tas, kad ekologiškai auginant atsiver daug galimybių išradingumo. O man patinka kurti. Kurti, galvoti, kaip patogiau, kaip greičiau, kaip geriau padaryti. Tas išradingums jau ir manyje, kaip sakant, įaugęs jau. Gerai, veizam, ar iškepti. O. Prisimenu, Gustav. Atsimenate, ne, Gustav? Ar atsimeni, Gustav? Ne. Ne, neatsimeni. Ne. Gustav kelionės, buvo laido vaikams. Gerai, dadam, ragausim, kas čia bus. Tau daug nedės. Jis tik suvalgys. Ane? Taip. Tas sako, mes čia skaniai pavalgysim. Gamto. Šviežis bolivelis. Nu, ragaunam. Misyt. Gerai, iškepinamės. Labai gerai. Nu, dabar bolis. Labai gerai. Kaip tau tas bolis? Nu, pasaka. Skalsis toks, ne? Ui. A jis skirtumas nuo parduotuvėlis? Tikrai yra. Yra, ne? Tikrai. Nu, tu prekiauni, žinai, ne? Jo. Labai skansiai. Iš kur ten dabar vežtum tas bolis jums nuo parduotuvėlis? Lietuviškas, pas lietuviškas. Kas jiems? Chemijai privarytas, tai dėdelis aišku, bet ir nenaturaliai. Kaip sakoma. Bet te nepagėdus. Nu, pagėm greta. Greta pagėm, ne? Mūsų su chemijai visai greta pagėm. Nu, tai jo. Bolis be kefyro. Nieko. Be kefyro, nieko. Būtina tai su kefyru. O koks kainis šitų bolių dabar? Priklauso, bet apie eurą. Gal kokį 80 centų. Nu, ką pliusų? Jo. Daug tų bolių taip išparduoda, kaip parduotuvė. Išparduoda, bet žmonės nežino, kad ten, kai kurie žmonės nežino, kad ten tikra nesveikas bulvelis. Jis net nesugalvos daug kas. Nu, kam? Aišku, čia nėra niks sakyti. Nu, ką bet svarbu. Nu, gerai. Valgom toliau. Mintis. Visų pirma, ten mintis. Kad kažko trūkst. Kažkas ir nete. Kažko norės, kur savim realizuoti. Kada aten toks jau jausmas, tada pradėt galvoti, kad jau laiks kažkon keisti. Taip ir buvo. Savo brangiausiai, sakau, man jau taip nusibodo. Reikia imtis kažkokių veiksmų. Tai sako, pirmin. Sako, tu gali. Nu ir pradėjom. Pasiskirstėm.
kuriam 2 žemės. Aš čia užsiėmiau su bulvėm, o brangiausiai su visokiam daržovėm. Kitų veito. Nu ir reikėjo apsispręsti, ar ekologišką ūkį, ar KPVs su chemikalas, pesticidas visokės ten, su visokiam tom trašom. Bet kadangi manoj propagauna sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, tai ilgai nereikia galvoti. Tai buvo aišku, kad reiks ekologišką auginti. Nu ir pradėjom. Visą procesą matysit, visų darbų eigą, video įrašus. Galėsit pasižiūrėti, nuo ko pradėjom, ką apdarbom, ko naudojom. Nu, tiesa, dar nepasakiau, reikėjo sugalvoti pavadinimą. Tai irgi daug galvoti nereikėjo. Pavadinom Eko Klimų ūkis. Sukūrėm logotipą. Sūnus padėjo, operatorius va šitą. Pasirodė, ką atrada. O, čia mano sūnėlis mažas. Nu va, ir sukūrėm logotipą, dabar sudėsiu visus įrašus, kur trus esu sukūris. Pats montuoju, tad nekreipkite dėmesį, nesu profesionalas, jeigu ten kažkas ir nekokybiška, neprofesionalė, galit kritikuoti, galit nekritikuoti, man tai kas. Nu ir tikus patiks jums tai įrašą. O jeigu patiks įrašą, kad būtų malonu, jeigu ir susigundytumėt paragauti mūsų tų šviežių ekologiškų bulvių.